standartiniais būdais neuždirbsi. Žodžiu, gaudamas tą fiksuotą algą, jo, einant metai iš metų su ta pačia alga, kur tau, žinai, kad toj įmoniai gali uždirbti, kiekvienais metais tau tik tai 10% pakels tą algą, nu neuždirbsi, tiesiog labai realistiškai reikia mąstyti. Dėl to reikia kažkokių nestandartiniam situacijom, reikia nestandartinių sprendimų. Ir dažniausiai tos nestandartinius sprendimus sugalvoja nestandartiniai žmonės. O aš irgi, sakau, disruptoriai, kur eina kažkur, žinai, kitą pusę, ką patartumėt žmogui dabar perklausę ir FOMO, visiškai fear of missing out galvoja, kad niekada tos finansinės laisvės nepasieks. Ką jam patartum daryti šitoj vietoj? Tai patarčiau įsivertinti, visų pirma, ar norisi tos finansinės laisvės ir ar tiek norisi, kiek, kaip čia, ar yra pakankamai valios eit link tenais, nes vienas dalykas yra norėti, kitas dalykas yra turėti energijos iki ten nueit, nes aš iš patirties galiu pasakyti, nėra daug labai ambicingų žmonių, čia yra ambicija ir aš esu dalyvavęs daugybę darbo pokalbių ir komandų auginęs ir analizavęs, kas čia bus vadovas, kas nebus vadovas ar ne, tai tiesiog šitie dalykai labai praanalizuoti mano galvoje ir aš mačiau, kad wow, kiek mažai žmonių yra ambicingų. Tiesiog labai paprastas faktas ir aš manau, kad procentais kalbant, duok dievę 10%. Iš 100 ėmus 10 bus tokių, kurie nori pavaryti, nori būti ten vadovais, nori neturėti lubų, ten panašiai, labai veržlus yra. Tik tai duok jiems, jie padarys, nes jie nori gyvenime kažką labai stipriai pasiekti. Didžioji dalis nori, kad netrukdyk mano kasdienybės, man ir taip komfortai gerai ir panašiai. Tai ta prasme, kad jeigu tu nori ir komforto, ir nekeisti gyvenimo rutinos, ir kartu būti finansiniai nepriklausomybė, sorry, bet šansai yra labai maži. Teleloto gali veikti šitoj vietoj ir taip toliau. Tai šitas dalykas, bet jeigu jau yra ambicija, tai reiktų įsivertinti, kokioje situacijoje esi. Jeigu dirbi, aš nežinau, aš duočiau tikrai patarimą, aišku, čia negali visko vieną taisyklę, žinai, arba vieną spalvą nuspalvinti, bet eiti į situacijas, kur yra augimas, eiti į įmonės, kur yra augimas. Jeigu tu ateini išsivyščiusią korporaciją, kur yra labai aiškios algos taisyklės ir tu žinai, kad tavo pozicijoje bus algos rėžiai yra ten nuo 1300 iki 1800, tai svarbu, va čia yra tavo rėžiai ir tu neišeisi iš jų. Dirbsi metus 2-3, tu neišeisi iš jų, gal pakils iki 2000 atlyginimas. Tai tau reikia keisti arba specialybę toj įmonėje ir kažkaip horizontaliai varyti ir eiti ir klausti, ką irgi patarčiau žmonėm eiti ir klausti įmonį, kurioje jie yra ir sakyti, kaip aš galiu uždirbti 2 daugiau arba 3 daugiau, nes čia irgi labai toks, žinutė dideliai daliai žmonių, kad daug uždirba tie, kas daug prašo. Daug daro, bet ir daug prašo, nes yra skirtingi, yra žmonės, kur daug daro ir neprašo, yra žmonės, kurie nedaro ir prašo, žodžiu, tu turi daryti, būti geras, deliverint, žodžiu, ką pažadėjai, bet turi ir paprašyti ir įsivertinti, ta prasme, tą savo kainą, kokia yra mano kaina. Tai tie, kas yra ėję prieš mane ir prašė daug pinigų, aišku, su argumentais, kodėl jie nori uždirbti, su pasakymu, kad jie nori kažko daugiau iš gyvenimo, tai kai ateina galimybė man kaip vadovui rinktis būsimą vadovą, tas, kus už bonuso gyvens, žodžiu, ir panašiai, kas yra motyvuotas, aš prisiminsiu tą pokalbį, kur atėjo veržlus žmogus ir pasakė, hei, aš esu veržlus, aš noriu daug uždirbti, duok man galimybę. Tai šitą momentą reiktų įsivertinti, ar tu gali savo įmoniai ateiti pas savo vadovą ir sakyti, kaip man uždirbti 2 kartus, 3 kartus, šau 10 kartų daugiau, aš noriu uždirbti 10 000 eurų per mėnesį. Ar galiu uždirbti šito įmonėje? Jeigu atsakymas ne, niekada negali, tai aiškus atsakymas. Ieško galimybių, kur įmanoma tą uždirbti. Aš nežinau, maždaug toks mąstymas būtų. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.